Sveiki. Šiandien darysim 3 įgalinimo pratimus. Ryžtas, karys ir ribų apibrėžimas, pozicija ne. Tai pradėsim nuo ryžto. Dabar pati svarbiausia šio pratimo dalis yra pėdos ir kojos. Mūsų pagrindas, ant ko stovim. Tai pasukam vieną pėdą 45 laipsnių kampu. Taip, tą šonę, kurią dabar rodau, matot, pasukau. Reiškia, žiūrint tiesiai yra 0 laipsnių, žiūrint visiškai į šoną yra 90 laipsnių. Tai tarp tos pusės ir tarp šitos pusės per vidurį 45 laipsnių. Dabar kitą koją, pėdą kulną, pristatom per vidurį. Pėdos, kurią pasukom. Ir iš šitos pozicijos su priekinė koja žengiam žingsnelį į priekį. Taip, pasitrauksiu truputėlį, kad pilnai matytųsi per kamerą. Dabar rankas sudedam taip, kaip būna langeliai šachmatų arba šaškių lentoj. Reiškia, viena virš kitos ir už kitos šiek tiek. Reiškia, abi rankos yra šiek tiek natūraliai sulenktos. Ir mes patys žiūrim tiesiai. Rankos mūsų pirštai taip pat žiūri tą pačią kryptim. Ir mūsų pėdos taip pat nukreiptos tą pačią kryptim. Laikom šią poziciją, kvėpuojam. Ir pajausit greitai, bestovint šitoj pozicijoje, kad kažkur tai įsitempia pas jūs. Kad jaučiasi įtampos, kad yra nepatogumų. Tai va tos vietos, kur skauda, pabuvus kurį laiką, minutę pavyzdžiui. Yra vietos, kurios jumis energetiškai stabdo nuo ryžto energijos. Būnant šitoj pozicijoje, darosi vis lengviau šitą energiją gaminti pas mus. Automatiškai įtampos blokai vadinami kūne, jie natūraliai išeina lauk. Tai va, tiesiog kvėpuojam, laikom dėmesį ten, kur galbūt nepatogu, jeigu atsirado matosi tokių vietų. Ir stebim, kas vyksta mūsų kūne. Gerai, baigiam šį pratimą. Giliai įkvepiam, kvėpuojam, truputėlį atsipučiam ir padarysim tą patį iš kitos pusės. Taigi, iš
Iš kitos pusės, kol kilsitės, parodysiu vėl kojas dar kartą. Reiškia, pėdą šoninę pasuku 45 laipsnių kampu. Kitą dedu per jos vidurį, kad kulnas būtų per vidurį šitos pėdos. Iš tokios pozicijos priekinę koją žengiu žingsnelį į priekį. Vėlgi pastatysiu galinę taip, kad pilnai matytųsi kameroje visas vaizdas. Kelį sulyginu su pėdos pirštais, tai jeigu pastatytumėm lazdą prie kelio ir piršto, jis stovėtų tiesiai. Šitoj pozicijai tas yra labai svarbu, kad kelis nebūtų atgal, nebūtų per daug į priekį, lygiai su pėdos pirštais. Gerai. Ir tęsiam toliau. Vėlgi rankos, kaip šachmatų lentoj, delnai sudėti. Reiškia, vieną virš kitos ir už kitos. Kvėpuojam ir jaučiam. Giliai kvėpuojam. Gerai. Baigiam šį pratimą. Kvėpuojam giliai. Pripildom kūną deguonimi. Ir sekanti dalis – karys. Kario pozicijoje pėdos yra sudėtos panašiai. Galbūt lengviau atsiminti. Tai dabar šoninę pėdą rodau vėl. Pasukam dabar 90 laipsnių kampu. Reiškia, taip yra tiesiai. Pasukam grinai į šitą pusę. Kitą kulną dedam per tos pasuktos pėdos vidurį ir žengiam žingsnį į priekį. Ilgesnį, kaip matot, ilgesnis žingsnis. Iškeliam rankas į šonus, matot, tiesiai iš kelio, ir jos žiūri delnais į apačią ir aš nukreipiu savo rankas
ta pačia kryptim, kur ir žiūri mano priekinę pėdą. Taip pat ir galvą pasuku tenai. Ir galinė irgi gaunasi priešingai. Priekinė pėda žiūri tenai, ranka taip pat, mano žvilgsnis taip pat tenai. Ir galinė ranka žiūri visiškai į priešingą pusę. Taip? Tai va, čia esmė yra kario pozicijos. Šitoj pozicijoje nebūtina lyginti kelią su pėdas pirštais, tiesiog atsistojam tvirtai, nes žingsnis platesnis, svarbu, kad stovėtumėm tvirtai. Kvėpuojam ir jaučiam, giliai kvėpuojam. Gerai, baigiam šį pratimą, kvėpuojam, leidžiam mūsų energiją atsistatyti, labai gerai. Puikiai pradžia, puikiai pirmoji dalis mūsų treniruočių sesijos. Gerai. Ir tęsiam toliau, karys iš kitos pusės, kita kūno pusė. Tai vėlgi pasukam dabar kitą pėdą į šoną, 90 laipsnių kampu. Kitą pėdą dedam per jos vidurį. Reiškia, kulnas dedamas prie pasuktos pėdos viduriu. Ir iš šitos pozicijos žengiam žingsnį ilgesnį į priekį. Iškeliam rankas į šonus, delnais į apačią, delnai žiūri į grindis. Ir nukreipiam rankas tiesiai ten, kur žiūri mūsų pėda. Ranka priekinė žiūri tiesiai, galinė žiūri priešingai atgal. Kvėpuojam ir jaučiam, laikom šią poziciją.
pratimas baigtas. Kvėpuojam, stebim save, pripildom visą mūsų sistemą, mūsų kūną deguonimi. Tai skatina ląstelių atsinaujinimą ir būtent to, ko reikia gaminti šiom energijom, su kuriom dabar dirbam. Dar vienas pratimas, kurį šiandien darysim, vadinasi ribų apibrėžimas arba kitaip tariant ne. Gebėjimas pasakyti ne, kada mes norim, ir gebėjimas atsisakyti, jeigu reikia, gebėjimas pasakyti taip, jeigu reikia, priešingas, sakykime, irgi yra dalykas. Viso to, tai pozicijai taip pat turim pratimą, sakykime, vadinasi, aktyvusis receptyvumas. Kaip bebūtų, žmonėms dažniausiai problema būna sakyti ne. Ir dažnu atveju būna žmonės, sako taip, kai iš tikrųjų norėtų sakyti ne. Tiesiog būna kažkaip nepatogu, nepratę, nežino, kaip niekas neauklėjo atsisakyti. Niekas normaliai neišmokino to padaryti. Nėra dažniausiai net pas suaugusius žmonės susiformavusių veikimo modelių, kaip tai teisingai, tinkamai padaryti, be kalties jausmo ir panašiai. Tai vat, ši pozicija tai labai padeda išvalyti blokus, nes neišvalius blokų tikrai sunku gyvenime. Ir žmonėm, kurie nemoka apsibrėžti ribų, tai yra labai didelis kiekis žmonių. Gerai. Tai dabar pozicija atrodys taip ir rodau iš šono. Šį kartą atsistojau pačių plotyje, tai parodysiu ir iš priekio. Pėdų žiūriu tiesiai. Dabar vieną šonę pakreipiam 45 laipsnių kampu, vieną pėdą 45 laipsnių kampu pakreipiam. Ir iš pečių pločio žengiu žingsnį į priekį. Taip, ne vieną liniją, ne iš čia žengiu žingsnį į priekį, o iš ten kaip stovi, plačiai atsistojęs esu ir pėda pasukta į šoną, žengiu žingsnį į priekį. Matot, ne vienoj linijai gaunasi, iš pečių pločio. Reiškia, vienoj linijai reiškia taip, o šičia yra, kadangi stoviu prasižergęs, tai mano pėda atsistoja, eina tiesiai iš šitos pozicijos. Būtent iš čia, tiesiai eina. Gerai. Tai atsistojam štai taip. Ir priekinė ranka, jis šiek tiek sulenkta, užsidengiam savo krūtinės regioną. Patį centrą krūtinės. O kita ranka sugniaužiam kumštį, atitraukiam kiek įmanoma atgal. Na ir laikom šią poziciją. Dabar, aišku, kamera rodo, tarsi aš neužsidengęs. Tai dabar pasisuksiu iš šono, kad matytųsi kitaip. Ir darysim šį pratimą, kai aš būsiu pasisukęs iš šono. Taip, tai vėlgi, pėda pasukta 45 laipsnių kampu, aš žengiu žingsnį į priekį, iš šitos pozicijos, iš pečių pločio. Taip, matosi, kaip matosi. Ir šią ranką užsidengiu savo krūtinės regioną. Tai irgi pasižiūrėkit, kad tikrai užsidengtumėt, ne tik tai būtų ranka padėta, bet taip pat ir saugotų jūsų širdį. Taip, ir ranka yra natūraliai šiek tiek sulenkta, kad būtų lengviau išlaikyti šią poziciją. Taip, nereikia pilnai ištiesti, nereikia per daug, nes čia yra mūsų ribos. Mes nurodom, kokio jos dydžio. Tai jeigu per daug ištiesta, gali būti, kad iš tikrųjų sunku ir užsidengti širdį. Ir, sakykime, pavargsta greitai, tenka nuleisti, nebesaugo. Turi jos nuolat būti, visą laiką turi būti šitas regionas apsaugotas. Ir kita ranka, kumštis yra prie mūsų šono. Tai laikom šią poziciją, kvėpuojam ir jaučiam. Kuo labiau atitraukiam, irgi būna klaidos, žmonės natūraliai po minutės pabuvę, eina kur patogiau į komforto zoną, pasąmoningai patys, aišku, negalvodami nei kiek, šitą ranką nueina į priekį kažkur. Tai mes norim ją atitraukti kuo labiau atgal
ir laikom šią poziciją. Šitos rankos per daug nesulenkiam arba neištiesiam, irgi natūraliai šiek tiek sulenkta. Ir nuolat žiūrėkim, kad saugotų mūsų širdį, būtų uždengus mūsų krūtinės regioną. Kvėpuojam ir jaučiam, giliai kvėpuojam. Gerai, šis pratimas baigtas, kvėpuojam. Dar padarysim iš kitos pusės tą patį. Kol kas pripildykim kūno deguonim, kiek išeina per šią pertraukėlę. Gerai, ir tęsim toliau. Vėlgi dabar kitą pėdą pasukam 45 laipsnių kampu ir žengiam žingsnį tiesiai iš pečių pločio. Taip, kojas lieka plačiai. Dabar ranka, užsidengiu savo širdies regioną, tikrai pažiūrėkim, kad jį užsidengtumėm ir išlaikytumėm šią ranką, nes tikrai po minutės daug kas būna pakeičia poziciją ir nemato, patys nepastebi. Tai stebėkim save, ypač po minutės, kai pavargsit šiek tiek. Užsidengiam savo širdies regioną ir kitą ranką atitraukiam kiek įmanoma gal, sugniaužiam kumštį, kvėpuojam ir jaučiam.
Atkreipkim dėmesį į savo poziciją, ar nepakito. Gerai. Šaunuoliai. Sveikinu jumis atlikus įgalinimo treniruotę.